O dabar keliaukime prie dar vienos diskusijos. Apie tai kalbėta visai neseniai ir žiniasklaidoje, vėlgi ta pati eika pasakė, su biurais keliariems metams stabdom. Pirmoje diskusijų dalyje tikrai buvo nemažai klausimų apie biurus, o kodėl stoja ir kuo tai paaiškinti. Prie pietų stalo irgi girdėjau apie tai kalbant, sakė, biurų tai jau nebestatysim. Tai biurai biurais, dar yra ir kitoks turbūt komercinis nekilnojamasis turtas, tai apie tai padiskutuoti tos rinkos galimybės aš kviečiu diskusijos moderatorių Regimantą Kacevičių, Colliers International Advisors partnerį, Martyną Žibudą, EIKA Development vadovą, Eveliną Žvinytę, Tesonet pirkimų ir efektyvumo vadovę, Kęstutį Adamonį, teisės firmos Orainen partnerį bei advokatą ir Edviną Navicką, Sirin Development verslo plėtros skyriaus vadovą. Regimantas moderuos šią diskusiją, bet jis irgi galės matyti jūsų klausimus. Tai nepamirškite, kad yra slaidų programėlė, nuskenuojat QR kodą, užduodat klausimą ir reikia tikėtis, kad į jį sulauksit atsakymo. Geros diskusijos. Tai ačiū, sveiki visi. Tik noriu renginio vedėją ir mūsų pristatytoją patikslinti. Man atrodo, gerbiamas Arvydas Avulis siūlė artimiausius 2-3 metus nebestatyti biurų. Už EIKA galbūt Martynas norės kažką pasakyti iš savo pusės. Tai ačiū. Tai tikrai vienas iš aktualių klausimų, kurį paliesime šitos diskusijos metu. Pavadinimas gana toks, sakyčiau, provokuojantis, kaip komercinio NT rinka išgyvens 25-osius, tai iš tikrųjų jisai turbūt daugiau tam, kad kuo daugiau klausytojų susirinktų, turbūt viskas nėra taip blogai, bet iššūkių yra ir apie juos padiskutuosim. Prieš startuojant, aš trumpai noriu tokį iš kelių kampų nusimti bendrą rinkos vaizdą, kad mes geriau matytume, kaip ta rinka atrodo. Tai vienas dalykas yra pasitikėjimo indeksai, statistikos departamento duomenys, kuriuos jie renka kiekvieną mėnesį ir matuoja tokį rinkos pulsą arba rinkos lūkesčius. Jeigu tai pasižiūrėti, tiek statybos, prekybos ir gamybos sektoriuose turime tikrai trapius lūkesčius. Vienintelis teigiamas apskritai yra prekybos segmente, bet ko norisi pasidžiaugti, kad paskutinius pusę metų lūkesčiai gerėja. Tai reiškia, 25 metus pasitinkam su gerėjančiais lūkesčiais, kas turbūt akivaizdžiai jaučiasi apskritai rinkoje tokio bendro pozityvo optimizmo prasme. Ta turbūt visi jaučiam. Kitas dalykas, ką noriu parodyti, tai yra nauja pasiūla biurų segmente. Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Bet turbūt iki visai neseniai tai dar pagrindė buvo tiesiog Vilnius. Dabar jau Vilnius ir Kaunas prasideda. Bet iš esmės 25 metus turim rekordinius metus, apskaitai istoriškai rekordinius metus naujo ploto pasiūlos prasme. Bus pastatyta įvairiais skaičiavimais, mes skaičiuojam grubiai virš 130 000 kvadratų. Dar kitas rekordinis dalykas yra tai, kad tai bus rekordiškai didžiausia pasiūla A klasėje, iš kurios sudarys maždaug 2/3 iš bendros pasiūlos. Tai metus pasitinkam su iš vienos pusės ne istorinėse aukštumose iš paklausos pusės esančią rinką, bet istorinėse aukštumose iš pasiūlos pusės esančią rinką. Ką tai reiškia, apie tai ir pakalbėsim. Ir paskutinė skaidrė – sandėliai. Situaciją turim gana panašią, tai nėra istoriškai patys aktyviausi metai, bet vienareikšmiškai vieni aktyviausių metų. Tuščia stulpelių dalis rodo nenuomai, tai reiškia savo reikmėms statomų sandėlių plotą, o tas spalvos rodo, kiek nuomai skirto ploto. Tai jeigu matom, kad tie lygiai iš esmės yra gana aukštumuose ir vėl bendrai situacija labai panaši kaip biuruose. Paklausa yra, bet nėra super aktyvi. Tai turbūt pagrindinis klausimas, žiūrint į visą tai, ką čia aptarėm, bus toks. Kaip tokioj rinkoj ir turbūt labai priklausomai nuo to, kaip auks paklausa ir kiek jinai bus aktyvi, matysime, kiek subalansuota bus rinka ir kiek subalansuota iš dėrybinės pusės bus rinka.
Tai nuo to ir pradėkim, kaip mes matom rinką, kaip diskusijų dalyviai mato rinką, kaip ją pasitinka 25 metais. Ar pasitinka su išgyvenimo nuotaikom, ar pasitinka su nuotaikom, kad bus iššūkių ir ką nusiteikia su to daryti. Noriu pradėti nuo Evelinos, kuri yra arčiausiai manęs. Tai Cyber City statote paskutinį etapą, kuris tam tikrą prasme irgi prisidės prie nuomai skirto ploto. Tai jeigu gali trumpai, tu nesi tokia, jūs nesat tiek profesionalus ir aktyvus rinkos dalyvis lyginant su kitais, kuriem tai yra pagrindinė veikla. Kaip tu matai rinką 25 metais? Tai jo, iš tikrųjų nesame toks, kaip čia pasakyti, labai profesionalus vystytojas, bet esame tokioje unikalioje situacijoje, nes esame ir didžiausias nuomininkas ir tuo pačiu vystytojas. Tai stebinti šalies, tai akivaizdu, kad Vilniuje turim perteklių, bet kalbant apie mūsų pačių projektą, tai 4 korpusas yra jau pilnai užpildytas mūsų pačių įmonėmis ir šiai dienai jau sprendžiam problemą, tai kaip ir iš kur gauti daugiau ploto arba galbūt pereiti kažkokią dalimi į hibridinį darbą, kad pasitenkintume savo ofisuose. O kalbant apie Kauną, tai Kaune šiai dienai akivaizdžiai yra trūkumas, bet manau, su dabar vystomais projektais po metų 2 Kaune taip pat bus poreikis pilnai patenkintas. Ir man tokiam kaip stebėtojai šalies, žiūrint į vystytojus, kyla klausimas, gal toks iššūkis, kaip Martynas repeticijos metu sakė, tai gal jau laikas vystytojam pamažinti tą ambiciją vystomų kvadratų ir tada ieškoti alternatyvų, tai kur nukreipti tą kapitalą. Galbūt būsto įperkamumo ir būsto pasiūlos problemą reikėtų spręsti. Supratau, ačiū. Martynai. Flow vis dar turite vakanciją, statote dar keletą, valdote dar keletos pastatų projektų vystymą, tai matot turbūt tiek per savo prizmę, tiek per turbūt kaip čia projektų, kurios vystot prizmę, kaip pasitinkat rinką. Jo, gal ir visiems, kad suprastų atskaitos tašką, iš kurio aš vertinu, tai atstovauja EIK Development, čia jau geri metai, kaip tai yra atskira įmonė, tai yra projektų valdymo bendrovė, apie 70 darbuotojų, tai realiai tie kompetencijų centrai ar visas know-how, kuris yra koncentruotas 30 metų, tai yra to įmonė ir mes sąmoningai atskiriam investavimą nuo valdymo. Tai šiai dienai valdome 5 biurų projektus, 3 iš jų yra statybų stadijoje, 2 yra projektavimo, tai jau tu paminėjai vieną Flow, kuris jau yra užbaigtas ir dar turim keletą tūkstančių kvadratų neišnuomotų, bet tai yra apie 15% viso pastato, taip kad vakancija yra tikrai, arba šitas išnuomoto ploto santykis tikrai geras. Yra Eikos verslo centre statom 2 aukštus, nes mūsų nuomininkas plečiasi, pagrindinis inkarinis, tai irgi yra tokia sėkmės istorija, kad išlaikom jau 7 metai, Shift for Payments yra mūsų nuomininkas ir plečiasi toliau. Ir yra advokatų rūmai savo, kaip sakant, jie yra investuotojai, jiem valdom projektą. Ir 2 yra Mantingos biurų pastatas Mariampoliai projektavimo stadijoje ir Lietuvos kooperatyvų sąjunga irgi yra užsakovas Gedimino prospekte Pirdyje savo irgi biurą nori atnaujinti, tai mes jiem padedam tą daryti. Tai turim tokią spektrą, 5 projektų. Tai galiu pasakyti, kad nuotaikos tikrai šitos diskusijos turbūt bus pačios tokios niuriausios lyginant su kitais, nes jau visi yra dabar jau pasidavę į butus ir mato, kad ten yra poreikis. Aš pats buvau tas žmogus, kuris Nerijaus Mačiuliaus paklausė, tai kur tie verslai, kodėl mes nematom nuomininkų, nes iš vienos pusės matom labai aktyvų vystymą, ypač šią klasės, kaip minėjai. Ir čia yra irgi tam tikrų priežasčių. Viena priežastis, kad vystytojai yra sukaupę kapitalo ir kitas dalykas, beveik visi pradeda turėdami inkarinį nuomininką ar bent kažkokį nuomininką. Tai yra nuodėmė nepradėti tau projekto. Ne? Bet bėda yra tokia, kad tas nesakyčiau, kad yra labai jau didelė pasiūla biurų ploto, kuris yra, kaip tu minėjai, apie 130 000, jeigu yra ir B klasė skaičiuot. Bet problema, kad neteina nauji verslai nuomininkai, jų nėra, atrodo, Nerijaus skaidrėse matėt, kaip viskas
gražu Lietuvoje, kaip verslai uždirba, žmonės atlyginimai auga, perkamoji galia jų auga, būsto reikia, o biurų kažkodėl nereikia. Ir čia yra tas toksai, tokia filosofinis klausimas, dilema, tai kur tie verslai, kodėl jie neauga, kodėl nesiplečia. Ir čia irgi, aišku, vienas iš atsakymų, tai yra mišrus darbo grafikas, ne? Kažkiek dirbam iš namų, kažkiek tai iš biuro. Iš kitos pusės nėra tiesioginių investicijų, nebematom tų paslaugų centrų, kurie ateidavo, apart tai, kad, kaip Evelina stovauja tą gerą pavyzdį, kai jie patys savo, jie plečiasi, jie savo statosi. Tai mes irgi prisitaikom prie rinkos ir jeigu patys neinvestuojam, tai bandom tarnauti savo know-how, pasidalinti su, kaip minėjau, ar tai būtų Lietuvos kooperatyvų sąjunga, ar tai būtų Mantinga, tai nėra jų pagrindinė veikla statyti biurus. Ar tai būtų netgi gamyklos, Klaipėdoje Mestilos gamyklą valdom ir Kikos gamyklą neseniai pradėjom statyti jų konservų fabriką. Tai čia nėra jų pagrindinė veikla. Tai kitaip sakant, prisitaikom prie rinkos ir einam paskui tą klientą, statydami jų asmeninius biurus. Bet jeigu teisingai girdžiu iš tavęs, tai tokios ambicijos, ypač jeigu kalbam apie biurų rinką ir jos vystymą, tai taip projektuose, kuriuose jūs dalyvaujat ir ten jūsų klientų rate, to mažėja. Mes turbūt, kad jeigu taip arba neatsakyt, turbūt taip mažėja, bet viskas yra, jeigu mes visai nesiniai pradėjom, kaip minėjau, Eikos verslo centro tarp dviejų sujungimą, tai buvo iš reikalo, galima sakyti, tai yra tam, kad tu išlaikytum savo inkarinį nuomininką, kuris užima vieną iš 2 bokštų, tu turi plėstis, ten tikrai yra, galim sakyti, tiltas, tai yra labai brangi statyba, tikrai ten nepigus projektas, bet vardant to, kad tu išlaikytum nuomininką, tu eini į šitą vystymą. Tai jeigu susidarytų panaši situacija, kad atsiranda inkarinis nuomininkas arba kažkoks reikalingas plotas, mes tikrai, turbūt, kad svarstysim ir vystysim. Jo labiau, kad kapitalo tam yra. Apie kapitalo struktūrą galėsim vėliau dar. Galėsim dar prie jos prieiti. Edvinai, Cirinas iš esmės turbūt stato didžiąją dalį nuomai skirto sandėlių ploto Lietuvoje. Taip, gal čia taip per drąsiai, bet nelabai toli nuo realybės. Tai iš vienos pusės nelabai yra ką kaltinti daugiau be savęs, jeigu taip kalbant, kas dar čia stato ir didina tą pasiūlą, bet iš kitos pusės nepanašu, kad labai mažina tempus. Tai papasako, kaip tu matai tą rinką, kiek jūs čia iššūkių matot, gal iš jūsų jų nematot ir kaip pasitinka 25-uosius. Jo, įnešim šiek tiek optimizmo į tą visą mūsų dabartinę panelę. Ir iš tiesų, nors šiemet mes stebėsim labai intensyvius vystymo metus, kas liečia industrinį turtą, bet mano vertinimu tai paklausa, o ypač naujo turto pasivys pasiūlo metų pabaigoje. Šiaip realiai be jokio fundamentalaus pagrindo augančios statybos kainos neleis arba nesudarys prielaidų nuomos kainų mažėjimui. Bet iš kitos pusės esanti vakancija dabar rinkoje pas mumis taip pat ribos ir nuomos kainų augimą. Noriu pabrėžti, kad tai laikinai, nes pasibaigus šiam ciklui ir padėjus ekonomikos augimo ciklui, vaizdas pasikeis. Taipogi, turbūt stebėsim tą pačią tendenciją, kurią stebėjom ankstesniais metais dėl ženklaus OPEX skirtumo. Stebėsim klientų judėjimą iš senų objektų naujus ir į modernius klasės sandėlius objektus. Ir su perspektyva tai B ir C klasės objektams sukels vakanciją, didėjančią vakanciją perspektyvą. Tai teisingai tu pasakei, mes tempų šiemet nemažinom, dėl kelių priežasčių gal. Pirma turbūt yra dėl to, kad turim išankstinių sutarčių su klientais, kurias gyvensim šiais metais. O kita priežastis, tai turim gal tą ilgalaikę patirtį arba stebėsime, kad prieš didieji verslai, ypač didieji, prieš atsigaunant ekonomiką arba įeinant į augimo ciklą, yra linkę pasirūpinti sandėliavimo patalpom savo augimo žingsnį. Tai tikrai norim būti pasiruošę šitam etapui, dėl to, kaip ir minėjau, mūsų vystymo nemažinam. Gerai, supratau. Taip,
matom gana irgi skirtingas nuotaikas ir skirtingai tą situaciją. Matom, Kęstuti, tu matai, jūs apskaitai dalyvaujat labai daug ir nuomos sandoriuose, ir taip, vystytojas kaip po toks yra jūsų tipinis klientas. Kaip tu matai tokį biškį platesnį paveikslą, kuo gyvena šiuo metu rinka ir kaip su tais iššūkiais, arba gal daugiau čia yra tos ambicijos tokios, kaip pasitinka rinka ir ko mes čia galim su auditorija pasidalinti truputėlį. Ačiū, Irgimantai. Aš manau, kad aš šiek tiek apie biurų rinką norėčiau pakalbėti ir kelias savo išvalgas pateikti. Ar mes esam liūdnoj rinkoj, ar džiugioj, manau, mes esam ten, kur esam. Kilnojimo turto ciklas yra ilgas ciklas. Atsiminkim Mastintus, kurie kitoj Laisvės prospekto pusėje pastatė biurų pastatų kompleksą ir jūs žinot, kiek laiko jiems užtruko tą kompleksą pastatyti. Aš manau, nesumeluosiu, kažkur plius minus 18 metų nuo idėjos iki rezultato. Tai, kur mes esam šiandien ir kalbant apie tą atėjusią ir ateinančią naujų A klasės biurų paklausą, tokia ta realybė, ar ne? Gal mes nebūtume tokioj liūdnesniai situacijoje iš paklausos pusės, jeigu, aišku, netagi mūsų nelemta geopolitika. Ir aš labai tikiuosi, kad, aišku, čia ne šios panelės tema, bet ta geopolitika gali greitai mums situaciją pagerinti ir daug dievas, kad taip ir būtų. Tačiau keletą pastebėjimų. Iš klientų, iš vystytojų, iš savininkų pusės, aš girdžiu tą, kalbant apie paklausą, aš girdžiu, kad tas hybridinis darbas lyg tai čia daro įtaką. Mano supratimu, A klasiai aš nesu matęs kliento, kuris mažintųsi arba galvotų mažintis dėl hybridinio darbo. Manau, kad tai yra realybė, kuri yra, bet jinai neįtakoja darbo vietų. Tarkim, mūsų kontora prieš metus prasiplėtė ir vėl galvoja apie ateinantį 2-3 metų ciklą ir užeikit pas mus bet kurią dieną. Apie 50% darbo vietų yra laisvų, bet mes vis tiek kuriam tą patogią darbuotojų aplinką, ar ne? Ir aš manau, kad daugelis A klasės, tų tikrųjų vartotojų, nekalbėkim apie paslaugų centrus, ar ne, jie neturėtų turbūt, kaip sako, by definition, jie nepriklauso A klasiai, jie turėtų ten būti B plus klasiai, čia mūsų Lietuvos ir Vilniaus realybė, kodėl jie čia yra. Va, tai aš manau, kad tai neįtakoja. Dabar taip, kaip tokiam gal aktyviam stebėtojui ar patarėjui, gal ir smagu žiūrėti, kas dabar čia bus, kokios šitos dėrybos. Tu matai, kas vyksta, tu supranti, kad, kaip šeimoje, dabar jau, žinai, žmona, protingas vyras supranta, kad žmona yra namuose šeimininkė, taip ir dabar jau aišku, kad nuomininkas yra šeimininkas, ne? Bet, visi mes norim turėti protingą žmoną, aš tikiu, kad norim turėti ir protingą nuomininką. Tai nors ir šiandien dėrybose tas nuomininkas gali tą nuomotoją taip jau prispaust iki negalėjimo, ne? Bet aš labai linkiu, kad taip nebūtų, nes korporatyvinė atmintis, nors ir trumpesnė negu žmogaus, bet jinai yra. Ir prisiminkim 28-29, čia tą indeksacijos praeitų poros metų tą sunkų etapą, ar ne? Aš manau, kad partnerinis požiūris į nuomos santykius, nes tai yra 5+, 5-7, ne, jeigu didesnis nuomininkas, jis ten tikrai ilgiau liks. Aš linkiu surasti tą kompromisą, kuris, žiūrėkit, po 2, 3, 4 metų tas ciklas apsisuks. Nuomotojas bus tas, kuris turės daugiau galių. Ir jisai prisimins, kad jeigu mane jau ten taip nurengė, tai aš, žinai, jam dabar jokių nuolaidų nedarysiu. Tai vat, aišku, kviečiu taip pat nuomotojus pagalvoti šitoje situacijoje, o ką jūs galit šiandieną, suprasdami, kad turit tokią situaciją, kokią turit nusileisti, nebūtinai vien tik tai piniguose, ne, bet pagalvokit, o ką jūs galit paimti mainais iš to nuomininko ir tuo pasinaudoti tada, kai ta rinka bus jūsų. Vėl per apšilimą daviau tokį pavyzdį, noriu čia irgi pakartoti, yra jau keletą nuomotojų, ne, kurie turi nemažą kvadratų skaičių,
Ir šiandien jau visi medžioja tuos mažiukus nuomininkus. Tie 300 kvadratų jau šiandien yra vertybė naujam kvadratui. Ne? Tai, o kodėl nesusitarti, kad gal po 3 ar 4 metų, jeigu man labai reikės, aš tave perkelsiu. Iš vieno namo gal iš vieno aukšto į kitą aukštą, o gal net iš vieno namo į kitą namą. Ne, nes aš šalia turiu 2 namus. Tai va aš apie tai kviečiu visus pagalvoti, kalbant apie kur mes esam šiandien toj biurų rinkoje ir ką mes turim padaryti, kad jinai mums būtų tokia šiek tiek mielesnė. Nu gerai, prasukom čia tokį, kaip čia kiekvienas išsamei pasidalino savo nuomonę, bet pabandom, kadangi tas laikas bėga greitai ir pabandom tai pagalvoti, ačiū Kęstuti, šiaip gana praktinius patarimus ir pagalvokim, kaip tą mūsų diskusiją, kiek įmanoma praktiškiau auditorijai, kurie, žinai, galbūt neturi 2 namų, kai kuriais atvejais ir nėra, kur ten to nuomininko perkelti, bet aš taip beklausydamas jūsų galvoju, kadangi daug tenka dirbti su kolegom Latvijoje, Estijoje, kurie tikrai pastaruoju metu su didžiuliu pavydu žiūri į tai, kas pas mus vyksta rinkoje, turbūt bet kuriam segmente ir su malonumu apsikeistų tom žinai, vietomis ir tos ambicijos, ir to veiksmo, ir tų kronų, kurių pas mus yra rinkoje, labai pavydi. Tai tos ambicijos visgi ten kartais jinai biškai būna gal prigazdinta ir nu, kaip čia, su laikinais iššūkiais tos ambicijos biškai prisistabdo, bet šiaip pas mus, čia mūsų toj rinka ambicijos iš tikrųjų netrūksta. Ir kitas gal svarbus klausimas, tai yra pinigai. Tai yra iš kur, iš kokių pinigų, ypač šiais, gal, nu, sakykime, šiuo metu, kai tuos pažadus vykdyti gal nėra taip lengva, kurie buvo duoti investuotojams, kurie, sakykime, sunešė kapitalą vystyti projektus ir taip toliau. Kaip dabar tame jaučiatės ir nu, gal noriu pradėti nuo Edvino, kurie nu, turit savo pagrindinį, sakykime, taip finansuotoją jūsų projektų, bet klausimas tame. Įsivaizduoju, kad artimiausiu metu turbūt esat finansavimą užsitikrinę daugiau mažiau visų savo projektų. Gal jeigu trumpai gali pasakyti, ar čia toks, nu, ar ten beribis aruodas, ar visgi jums irgi su šita jūsų ambicija, kurią jūs sekėt, yra poreikis galvoti ir dar apie išorinį kažkokį kapitalą ir ten artimesniai kažkokiai perspektyvai turėsiu tokių poreikių. Jo, galbūt nenorėčiau šiuo momentu spekuliuoti apie mūsų Equičio struktūrą ateityje, bet galbūt tokia mintis, kad bendrai paėmus rinkoje visi projektai, kurie yra geri projektai, visi jie susiranda arba turi equity partnerį, arba ir to pačiu ir finansuoti. Mes savo visus projektus finansuojamės vietiniuose bankuose. Taip pat turim vieną projektą finansuotą IBRD, kas turbūt jau yra tendencija čia irgi Lietuvoje ir Pabaltėje, ne, kad tarptautiniai finansiniai investuotojai ateina į projektus. Ir ne tik IBRD, bet ir NIBAS, ir EIBAS, tai turbūt ta tendencija ateityje ir tęsis, o kaip atrodys mūsų Equičio struktūra ateityje, tai čia galbūt mes galėsim gal kitų ar dar kitų metų panelėse apie tai pakalbėti. Martynai, ką tu matai iš projektų, kuriuos jūs valdot? O gal ir apie savo, ir apie bendrąją rinką norėčiau pakomentuoti. Tai mes labai džiaugiamės, kad Jasinskio 2 visai neseniai paleidome, gavom finansavimą iš EBRD banko. Labai daug investavome į tą santykį ir tikrai reikalavimų daug daugiau negu tradiciniai bankai, bet jei neturėsim antro projektų, tai neapsimokės tas santykis, reikia tiesiog to vardan ilgalaikio santykio tą darom. Tai aš ir sakyčiau, kad visi vystytojai turbūt labiausiai pageidaujamas tai yra tas bankinis finansavimas. Klausimas tada, ką tu turi padaryti ir iš kur gauti kapitalo, kad jį gautum. Tai dažniausiai tas bankinis finansavimas pririštas laiptuotas prie išnuomoto ploto, prie nuomininkų sutarčių ir čia tada jau atsiranda labai dabar šiuo metu pastaruosius metus labai gelbėjantis, tai yra sutelktinis finansavimas arba obligacijos, kurios yra iš tikro, kurie yra pagrindiniai dabar finansuotojai visų šitų verslo centrų, kurie dygsta pradėti nuo investuotojų, tų pagrindinių investuotojų, bet po to užkeista į obligacijas. Tai ir jūs turbūt šitoj salėje tikrai ne vienas turit projektinių įmonių obligacijų. Tai įtampa dabar yra tame tarp to, kada tas obligacijos pakeis bankinis finansavimas, nes tai yra tikrai daug pigesni pinigai, vos ne dvigubai pigesni.
ir tada kapitalo grąža yra visai kita. Tai dabar vyksta šokis su kardais, aš gal pagrindinę žinutę noriu siūsti nuomininkam, ir jūs patys esat nuomininkai, esat kažkokio tai ploto, nuomojatės plotą. Tai yra galimybių langas, nuomininkų galimybių langas, kai realiai mes kai kuriais atvejais net nejaučiam dugno, nesuprantam nuomininko poreikio, jisai išsako poreikį, mes jam duodam atitinkamą pasiūlymą ir jisai po savaitės grįžta, sako, aš turiu dar geresnį pasiūlymą, jau tai yra geriau negu jo tas tikslas. Tai kitaip sakant, dabar šokis su kardais iš vystytojų pusės, špagatai daromi vardant tų kelių nuomininkų, kurie vaikšto rinkoje. Ir tai yra tikrai dabar labai gera proga pasigerinti sąlygas už tą pačią kainą arba gauti daugiau. Tai va ta dalis, tol kol tu esi ne banko klientas, yra ta galimybė nuomininkui, reiškia, tas obligacijas sukeisti į banko finansavimą. O po to jau, kai jis yra išnuomotas, didžiąją dalim tai yra normalu, kad yra projektas užskolintas ir jis jau gyvena savo įprastą gyvenimą. Tiesiog normalu būtų užskolintam. Tai aš sakyčiau, kad mūsų irgi rinkos gal, nežinau, ar unikalumas čia, gal kiti gali pasakyti kaip kitose šalyse, bet tikrai, kiek aš girdžiu, tikrai ir Lietuvoje, ir šitą prasme mes pirmaujam, kad turim prieėjimą prie fizinių asmenų finansavimą, šitai pavadinčiau, kurie ateina per tuos būdus, kaip į tą salę, ne veltui yra visa salė temai, ir proptechas, ir fintechas, ir sutelktinis finansavimas, ir tos obligacijos, kurios padeda vystytojam pabaigti šitos projektus ir galbūt kažkiek tai išgyventi, kaip sakant, dietos režimu be nuomininkų. Tai aš džiaugiuosi, kad mes čia vis tiek turbūt gal gana uždara bendruomenė ir čia tų nuomininkų gal nėra tiek daug, nes taip atvirai, Martynai, deklaruoti nuomininkam, kad dabar tai yra jų visiškai laikas, nežinau, kiek čia vystytojai bus tau dėkingi už šitos komentarus. Ne, tai aš atvirai kalbu, tiesiog tokia ta situacija yra, nes, galim mes netvirai kalbėti, bet žinom, kad vieni gal tiesiog nuomotojam arba vystytojam žinutė būtų, kad negriaukim rinkos, turėkim tą dugną, ir patys bankai duoda tam tikrą dugną, sako, kad žemiau negali išnuomoti negu X. Tai turėkime irgi savo vidinį stuburą jau sakyti, kad yra stop. Yra tam tikras momentas, kada stop, mes jau nebegalim eiti žemiau. Bet konkurencija yra nemaža iš tikro. Tai negali čia taip visiškai sakyti, kad tam tikra rinkos korekcija turbūt įvyks, bet jinai turi būti protinga. Evelina, apie pinigus tavęs iš tikrųjų neklausiu, nes perkat bankus, krepšinio komandas ir taip toliau, tai vieną kitą projekčiuką nekilnojamo turto turbūt išvystyti. Išsivystyti. Tiesiog iš einamųjų. Kęstuti, kaip tu matai, vėlgi iš tos pačios platesnio vaizdo, ne šališko, ne iš vieno kliento pusės, kaip tu matai tą visą kapitalo prieinamumo dabartinę situaciją, gal nori tiesiog papildyti ir tu pratęsi. Martyna, iš tikrųjų gal papildyčiau apie tą dugną. Truputėlį atsargiai apie jį galvokit ir kalbėkit, ypač su konkurentu, nes konkurencijos taryba gali tuo dugnu susidomėti. Bet aš, aišku, juokauju. Aš manau, kad kiekvieną tą savo dugną turi savo dugną, nes tai priklauso, žinai, ir tu turi banką didelį šalia, kuris turi ilgus pinigus ir gali tave palaikyti. Ar turi gerą vieną investuotoją, kuriam šiandien tų pinigų nereikia, jisai palauks jų dar porą, trejata metų, nes suprantama, ypač vėlgi apie tą mūsų ofisą ir naujus namus, kad ir kokie jie būtų gražus, bet akivaizdu, kad ateinančius 3-4 metus jie duok dievė dirbs bankui, ne jeigu bankas ateis iki jų. Tai va, bet ką aš matau iš mūsų klientų ir iš tų, tarkim, vystyminiai toj pusiai, tai gal šiek tiek tendencija, aišku, sutelktinis turbūt gal didžiai daliai čia mūsų, čia mažųjų vystytojų ar nefinansavimo tas šaltinis, jisai šiaip labai džiugu ir mes turbūt kaip kiekvienas savarankiškai turbūt į tą platformą kažką esam sumetę ir paskolinę, labai smagiai dirba, viskas gražu. Bet didieji turbūt į tai nepretenduoja, jie eina į obligacijas ir akivaizdu, kad ir šiais metais mes tose obligacijų balutėse ir toliau žaisim. Tik tai, ką aš girdžiu, kad tie neviešieji siūlymai, ar ne,
jie po truputėlį, ne tai, kad išsikvepia, ne, bet ten konkurencija yra. Tas kapitalas taip pat nori paieškoti biški gal kitų krypčių, todėl panašu, kad tie bilietukai tų obligacijų mažėja. Ir ar nebus taip, kad mes jau turim čia vieną kitą viešąjį obligacijų siūlymą ir panašu, kad labai sėkminga, ne? Tai ar nebus taip, kad mes vis daugiau ir daugiau turėtume atsisukti į tą mažmeninį obligacijų pirkėją, kuris jau kaip ir išmoko, suprato, kas tai per instrumentas ir ten tą 1005 ar 10 gali sėkmingai jums paskolinti. Dar porą žodžių apie equity, mano supratimu, irgi ką aš matau ir girdžiu, jisai yra. Ne, aišku, jisai šiandien neįs į tuos segmentus, kurie negarantuos jiems patrauklios, atitinkamos jų reikalaujamos gražos, bet tarkim, retailas šiandien vis dar visiems įdomus, mums dar vis reikia ikiuko, rimiuko, Lidlo ar dar kažko tai, ar ne, ir panašu, kad ta rinka dar nėra taip prisodrinta ir ten viskas yra gerai. Tai vad gal tokie pastebėjimai, kalbant apie kapitalą. Jo, turbūt visi suprantam, kad pinigų rinkoje yra, turbūt pagrindinis dalykas yra užbaigti iki galo business case'ą ir išnuomoti, kur dar iššūkis šiai dienai yra turbūt exitas ir iki normos turbūt per šios metus dar nespėsim grįžti, tai tų iššūkių yra, bet kaip čia, fundamentas, su kuo dirbti turbūt turim pakankamai nemažai. Bet yra labai įdomus klausimas, kurį norime paliesti ir užduoti Evelinai apie planus Kaune. Tai kodėl Kaunas, koks planas, kiek jau ta vizija tam projektui aiški ir ar matysim tiesiog dar vieną Cyber City, ar galim tikėtis kažko kito, papasakok, kiek gali. Tai imtis projekto Kaune paskatino mūsų pačių poreikis, nes baiginėjosi mūsų nuomos sutartis. Mums patiems reikia apie 8-9 tūkstančių kvadratų. Ir iš tikrųjų tai, ką jų ir kolegos ir turbūt prieš tai buvusio prezentacijose aptariam tą patį problematiką. Dabartinis nuomotojas negali pasiūlyti flexibility ir užtikrinti mūsų poreikio, nes vienas mūsų produktas traukiasi, kitas produktas plečiasi, mes negalim keisti tarpusavį, ofiso irgi drastiškų pertvarų, gravimų irgi negalim daryti. Taip pat šiai dienai Kaune, kaip ir minėjau, yra trūkumas ir nuomos kaina yra be galo didelė ir mums tas dydis tiesiog yra nepriimtinas ir mums atrodo, kad jeigu mes statytume patys, tai tikrai savo kaip nuomininkui galėtume išnuomoti už pigiau. Tai čia buvo tokie pagrindiniai triggeriai, kurie paskatino imtis to projekto. Ir tada galvojant apie patį projektą ir irgi žiūrint į dabartinę rinkos situaciją, mes irgi norim jį padaryti tokį, kad galėtume ir savo, ir kitam nuomininkui, kuris bus pas mus, užtikrinti tą lankstumą. Tai ieškojom didesnio sklypo, kur apskritai galim vystyti multifunkciją, ir gyvenamieji, ir biurai, ir dar kitų įvairių paskirčių, kurių nenoriu dar šiai dienai atskleisti, bet manau jau greitai galėsim daugiau papasakoti. Taip pat dirbam su architektais, vyksta konkursas ir architektam irgi iš tikrųjų yra gana sudėtinga užduotis, kaip ir pastatuose užtikrinti universalumą ir išgauti kuo daugiau naudos nuomininkui. Tai kad galėtų ateiti įvairiausios paskirties tie nuomininkai ir komercija ir galbūt, vėl nenoriu per daug atskleisti, ne tik biurų nuomininkai, bet ir kitas funkcijas vykdantis. Taip pat tokios optimizacijos išgauti, ką pastebėjom, kas veikia Vilniaus Cyber Cityje, tai pirmuose aukštuose subazuoti didesnius meeting roomus, kas iš karto darbiniuose aukštuose leidžia nuomininkam nuomotis mažiau ploto, nedaryti didelių kambarių, nedaryti mokymų klasių, kurios yra pakankamai retų naudojamos, o tu juos sukoncentruoji į pirmą aukštą, į bendrasias erdves, tada palei poreikį, jie arba už tai susimoka, arba tu įtrauki į bendruosius kaštus tos plotus. Tai mes Kauną bandom vystyti multifunkcinį, kuo labiau universalų ir užtikrinantį lankstumą mums patiems ir mūsų būsimam nuomininkui. Jeigu teisingai girdžiu, kalbant apie viziją, kurios nemažos dalies dar tu mums nepapasakosi,
tai dėliojatės, kaip čia norit, suprasdami, kad čia ta rinka irgi gali keistis turbūt įvairiomis kryptimis, tai norit pasilikti savo lankstumą ir tai nebūtinai bus 4 biurų korpusai, tai gali būti labai įvairus projektas. Ką dar kalbant, kas irgi pakankamai aktualu ir norėjosi šiek tiek paliesti kalbant apie tą 2025 metų nuomininką ir jo poreikį, nes jūs tą rinką labai matote ir iš nuomininko, bet jau dabar ir gerai ir iš vystytojo pusės. Ir iš tų funkcinių sprendimų, ko reikia nuomininkui ir kaip reikia daryti projektą toliau, kad kuo geriau atliepti tą poreikį, kad nuomininkas klestėtų ir norėtų pas tą ateiti. Tai girdžiu apie infrastruktūros centralizavimą iš esmės. Tai reiškia toks, kaip ką minė. Kažką dar iš tos praktikos, kurią galbūt planuojate persikelti iš gerų pasitvirtinčių sprendimų iš CyberCity, galbūt dar kažką sugalvojat. Ar turi dar kažko pasidalinti? Dar gal šiek tiek grįšiu prie pirmo klausimo, kalbant apie iš vystytojo perspektyvos, tai mes irgi projektuodami tą visą sklypą, visą rajoną, pasiliekam savo galimybę vystyti etapais. Ir irgi seksime rinkos poreikį ir statysim tada, kada reikės rinkai. O atsakant į antrą klausimą ir kalbant apie nuomininką, tai kaip ir minėjau, užtikrinti jam lankstumą ir kitas dalykas, tuo daugiau paslaugų teikti kaip landlordui, kad nuomininkui reikėtų kuo mažiau investicijos iš jo paties. Tai tarkim, ofiso valdymo sprendimai, ar ne? Šiandien CyberCity mes turime vieną programėlę, per kurią valdom ir pastatą, reportinam įvairias problemas. Nuomininkai gali užsisakyti stalus, lokerius, meeting roomus, gali pridėję telefoną atsidaryti duris ir patekti bet kurias patalpas. Landlordas atsėdęs prie kompiuterio lengvai sudėlioja aksesus. Tai mes duodam nuomininkui tą programėlę ir jam jau nebereikia pirkti įvairiausių sistemų ir už kiekvieną mokėti atskirai. Tai toks sprendimas, kurį duoda landlordas ir iš karto jį išlaisvina nuo tam tikrų rūpesčių. Security, tai tarkim dedam speedgate'us pirmuose aukštuose ir irgi priklauso nuo nuomininko, bet jau tam tikri resursai yra apsaugoti. IT sprendimai irgi vengiam tam tikrų gamintojų, užtikrinam UPS-us ir taip toliau, kad nuomininko technologiniai resursai irgi būtų saugus. Tai aš manau, landlordo papildomi privalumai nuomininkui padaro tą nuomą atraktyvesnę, nes jie apsaugo nuo tam tikrų kaštų ir galbūt kažkuriuose momentuose tiesiog už jį daugiau pagalvoja. Kuo daugiau lankstumo nuomininkų? Lankstumo, jo, ir tiesiog daugiau jo pasirūpinti. Kalbant apie Kauną, noriu biškį nueiti į kitą temą, tai yra sandėlius. Ir Edvinai, klausimas yra tau. Mes skaičiuojam, kad per paskutinius 3 metus jūs Vilniui pastatėte apie kokį 130 000 kvadratinių metrų sandėlių nuomai, Kaune apie kokį 90 000. Dabar jeigu kalbame, įskaitant čia tuos visai baigiamus projektus ir dabar jeigu kalbame apie 25, tai jeigu viskas pagal optimistinį planą, tai turbūt Vilniui pastatysi dar kokio 80 000 kvadratų, 3-4 projektai arba etapai, Kaune nei vieno. Tai ar tai atspindi kažkaip jūsų besikeičiantį matymą Kauno? Ar tai yra tokia kažkokia situacinis dalykas? Pakomentuok, kaip tu tą matai. Jo, pradžiai, kad būtų aišku, tai gimiau ir augau Kaune. Tai galėt sau leisti. Pasistengsiu būti objektyvus, kai kalbėsiu apie industrinės rinkos tendencijas Kaune, bet tikrai negaliu pažadėti būti objektyvus, jeigu tu paklaustum, kuris miestas fainesnis, Vilnius ar Kaunas. Tai šiaip jo kelius į šalį, tai iš tikrųjų mes per pastarosius 5 metus Kaune ir Vilniui vystėm labai panašiai. Galbūt Kaune šiek tiek mažiau, kadangi Kaune pradėjom vėliau vystyti negu Vilniui. Tačiau per tą patį laikotarpį bendrai industrinio rinka Kaune buvo intensyvesnė ir buvo išvystyta maždaug 15% daugiau negu Vilniui. Tuo pat metu vakansijos lygmuo Kaune yra mažesnis negu Vilniuje taip pat. Tai šiaip mes tikrai tikim Kauno rinką ir praeitais metais netgi įsigijom strategiškai svarbius sklypus Kaune 33 hektarus ir dabar bendrai su turimu Žemės banku mes turim plėtros potencialą
apytikriai 250 000 kvadratinių metrų Kaune. Tai vienas didesnių, ta prasme, Lembankų, kurį mes turim. Tai ir parodo mūsų pasitikėjimą Kaunu, turbūt pagrindinė. Kitas dalykas, mes turim skirtingus segmentus klientų, tiek Kaune, tiek Vilniaus savo portfelį. Kaune galbūt dominuoja labiau klientai, kurie užsima didmeninę prekybą, Vilniuje mažmena. Kaune turim labiau siuntininkus ir gamybininkus, Vilniuje labiau transportininkus. Tai dėl to vystymo galbūt pataisysiu tavo išsakytas mintis apie tai, kad vystysim daugiau Vilniuje negu Kaune. Situacija tikrai dinamiška ir keičiasi ir pas mus planai. Mes planuojam šiemet Kaune pradėti pirmam pusmetį vieną projektą, antrą projektą antram pusmetį, tai praktiškai vystysim tiek Vilniuje, tiek Kaune po 40 plus 1000 kvadratinių metrų. Supratau, tai gal tada dar pasiliekant prie tavęs, pasidalink su kolegom vystytojais, kurie nori visgi statyti sandėlius. Kokie tie dabartinių nuomininkų poreikiai, vėl tų pačių sprendimų prasme, apie ką reikėtų galvoti, statant sandėlius. Tam, ką minėjo, kaip pavyzdys Evelina, ko prašo nuomininkai ir kaip atliepėt jų poreikius? Jo, čia galbūt tas dalykas, kad mes darom tai, ką žinom geriausiai. Mes darom sandėlius. Tai kiekvienais metais, koks mūsų fokusas tai yra, tai vis dėlto yra į tą mūsų produktą, į to produkto tobulinimą. Didelis dėmesys turbūt yra tvarumui per well-beingo prizmę darbuotojo, kadangi labai svarbus faktorius klientam renkantis objektą yra tai, kad ta prasme, ką gauna jų darbuotojas. Ir turbūt, ką minėjau, pastatų kokybė, tas mūsų pasirinktas produktas, mes kiekvienais metais jį tobulinam ir siekiam, kad jis būtų tiek ir efektyvesnis ir per energetinę prizmę, kas yra šiaip labai svarbu. Mūsų visi objektai nuo šiol turės BREEAM Excellent in Construction. Tai čia dar vienas toks mūsų pasirinkimas, kaip mes matom savo produktą ir savo portfelį. Žodžiu, visų paslapčių neišduos. Ką girdžiu iš tavęs. Martynai, turim visai nedaug laiko. Pasidalink tuo, ką matai iš jūsų valdomų projektų, vystomų projektų. Kaip keičiasi nuomininkų poreikis, į ką atliepinėja, turbūt pagrindė per biurus, nežinau, jeigu norėsi prasiplėsti kitus segmentus taip pat. Aš galbūt pasirašau po visko, ką Evelina sako, visus tos pačius iššūkius ir sinergijas irgi sprendžiam ir siūlom ir ieškom. Aš gal daugiau net ne nuomininko arba būsimą nuomininko poreikį pakcentuočiau. Tikrai dabar dar ne visi nuomininkai apie tą kalbą, bet tikrai žinau, kad jie apie tai turės kalbėti, tai yra tvarumas. Ir mes tikrai ne vienam nuomininkui statom, praktiškai visada mūsų projektai yra su kažkokiu inkariniu nuomininku. Mes visiškai spekuliatyviai nei anoj rinkoje, nei dabartiniai rinkoje nedirbom. Mes turim turėti tą inkarinį, tai žinoma, ar paimkim Mantingą, ar paimkim kitus mūsų nuomininkus, jiem tikrai labai bus svarbu ir kuo toliau, tuo svarbiau pasakyti, kokiam biure jie dirba ir kaip tas biuras pastatytas ir kodėl jis yra tvarus. Tai jeigu tą patį flow imti, tai mes pritaikėm tam tikras inžinerinės salas, mes jas taip vadinam salos, kur jeigu įsivaizduojat, patalpų išplanavimas keičiasi, bet inžineringas nesikeičia. Tikrai labai daug yra išmetama, nekalbant apie pertvarą, keitimą, kai kas 3-4 metai keičiasi nuomininkai, kada ir dažniau, nes jie ten plečiasi, auga. Labai skaudu yra tiesiog išmesti pertvaras, išmesti inžineringą, iš naujo montuoti juos. Tai esam tokias standartinės, į tas salas viskas sueina, nuo apšvietimo iki šaldymo, šildymo, drėkinimo, viskas ir jos jau tikim, kad visam pastato gyvenimo ciklai bus stabilios, fiksuotos. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, ne? Tai mes jau bandom už nuomininką atsakyti tą tvarumo klausimą. Kodėl jūsų pastatus, kuriame jūs esate, yra tvarus ir kodėl jūs vykdote savo tvarumo programą. Tai dėl to, kaip sakant, matom, kad diskusijos arba, kaip sakant, ginčo nėra, tiesiog mes rodom iniciatyvą šitam srityje. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Tai
iš auditorijos vienas klausimas, kuris toks gana specifinis, bet tu palėtė iš dalies tą temą, tai tau ir adresuosiu, kuris skamba taip. Kodėl nei vienas komercinio NT vystytojas neturi inžinerinių sistemų brandbooko arba funkcinių sistemų aprašymo ir kiekvienas projektas statomas vis kitoks? Tai čia turbūt nėra lengvo atsakymo iš šitą klausimą, bet jeigu nori pakomentuok. Mes turim tą brandbooką ir būtent tai, ką mes darom, tai yra daliname savo know-how ir bandom ją pasidalinti tiek su Mantinga, tiek su Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Tikiu, kad jie to neturi. Ir jie galbūt tikisi, kad samdydami tam tikrus inžinierius ar projektuotojus, jie tą gaus. Bet samdydami mus, mes užtikrinam, kad jie tą gaus. Tai mes tikrai jau ne vieną, ne tik biurų pastatą ir viešbutį esame, ir kolivingą pastatę. Tai tas visas patirtis, tas išmoktas klaidas dedam į savo brandbooką. Turim net vidinę programą, turim netgi programuotoją pas save viduje, kuris programuoja mum pradedant daugiabučiais, baigiant biurais, kur yra tiesiog užtikinama, jeigu yra toks produktas, yra tam tikri pasirinkimo opcijos, ką reiktų įdėti šitą projektą priklausomai nuo to, koks yra poreikis kliento ir kokia kategorija yra. Tai šituo mes dalinamės ir tą tikrai turim. Tai atsakymas auditorijai, kad viskas nėra taip blogai, kad vystytojai galvoja, ne viskas galbūt matosi, ką vystytojai daro ir ką vystytojai deda ir į pastatus, bet žiūrėjau, į priekį galvoja. Ir porą trumpų klausimų. Edvinai, gal norėsi vienas labai konkretus, kodėl Siri nestato Klaipėdoje? Jo, mes savo sakėm prieš kelis metus, turėjom planų Klaipėdoje, bet jau atsisakėm prieš gerus 3 metus, apsiribodami Kaunu ir Vilniuje. Matom pakankamai potencialo tenai ir dėl likvidumo. Laikas baigėsi, turim neatsakytų klausimų, drąsiai galite pasigauti mūsų pašnekovus ir pasiklausti asmeniškai. Ir ačiū visiems uždėmesi. Visų atsakymų čia tikrai mes nepateikėm, bet šiek tiek padiskutavome apie tai, kuo rinka kvėpos 25 metais. Ačiū visiems.